Sveiki, malonu sugrįžti ir šį kartą pas mane ant stalo super naujiena. Tai yra DeLonghi Primadona aromatika, kurį rasite išskirtinai tik tais pas mus, kavos drauge. Tai yra įspūdingo dizaino itališkas super kavos aparatas. Prieš pradedant apžvalgą, trumpas priminimas. Jeigu patinka mūsų pokalbį apie kavos aparatą, mūsų apžvalgos, tai prenumeruokite, spauskite širdelę, palikite komentarą, tai mums yra labai svarbu. Taigi, DeLonghi Primadona aromatika. Kaip teigia pats DeLonghi, šis kavos aparatas yra apie aukščiausio lygio malonumą. Tai kas įeina į šį aukščiausio lygio malonumą? Šis kavos aparatas leidžia mėgautis bet kokiu kavos receptu, kuris tik tai šaus į galvą. Jų yra net 35. Šis kavos aparatas yra išmanus, draugiškas vartotojui ir lengvai valdomas. Aparatas leidžia mėgautis aukščiausio lygio kava, nes į jį yra integruotas geriausias DeLonghi kavos ruošimo technologijos. Tai tikrai toks top kavos aparatas. Kalbant apie dizainą, tai šio aparato paviršius yra metalizuotas, kuris suteikia prabangos jausmą, atrodo stilingai, elegantiškai. Taip pat iš karto į akis krenta liečiamas 5 colių ekranas. Įjungus kavos aparatą iš karto matome kavos restorano vertą net 35 kavos gėrimų meniu, kur matome tradicinius kavos gėrimus kaip espreso, kapučinas, juoda kava. Iš tikrųjų sunku net pagalvoti, kokių receptų šis kavos aparatas nedaro. Yra flat white'as, kapučino miksas, americano, doppio, cafe latte, filtrinė kava. Šis kavos aparatas turi galimybę daryti ne tik karštus gėrimus, bet taip pat ir šaltus. Lengvesniam naudojimui yra spaudžiama šaltų gėrimų ikonėlė ir galima pasidaryti visus šaltus gėrimus, taip pat įskaitant ir madingąją cold brew. Lengvesniam valdymui yra papildomi 2 mygtukai, tai karštiems gėrimams ir taip pat šaltiems gėrimams. Dar lengvesniam valdymui galima išskirti juodos kavos gėrimus bei gėrimus su pienu. Taigi pasidarome kavos, o su šituo kavos aparatu ją pasidaryti itin paprasta. Tiesiog užtenka pirštu paspausti ant pasirinkto gėrimo ir kava nedelsiant pradeda darytis. Jeigu norime gėrimą prisitaikyti prie savęs, spaudžiame lentelę po atitinkamų gėrimų ir pasireguliuojame pagal save. Tai ką galima pasireguliuoti? Tai dydį, kurio yra 4 lygiai, tai 5 net S, M, L arba net kelioninis puodukas. Taip pat stiprumo lygiai, jeigu to neužtenka, galima rinktis extra shot funkciją, kava bus dar aromatingesnė ir stipresnė. Galima rinktis, ar darysim iš kavos pupelių, ar iš maltos kavos. Ir aparate paspaudus ikonėlę I, aparatas papasakoja apie patį gėrimą. Dedame puodelį, spaudžiame brew ir kava ruošiama. Paruošus kavą, kavos aparatas klausia, ar išsaugoti šios nustatymus. Ir čia matome įdomų klausimą, ar išsaugoti bendrai, ar tik tam tikram dienos metui. Tai šis kavos aparatas turi coffee routine funkciją, kurios dėka įsimena, kuriuo paros metu, kokius gėrimus geri ir juos pateikia ekrane pirmiausia tuo paros metu. Na, paragaukime kaip kava. Šiek tiek stiproka, šiek tiek karštoka, bet tikras americano. Ar kas nors galėtų pasakyti, kad šis aparatas ne asmeninis barista namuose? Kalbant toliau apie nustatymus, tai šis kavos aparatas turi net 4 profilius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo profilyje atitinkamus receptus pagal save, pagal savo pomėgius, pagal savo norus. Taigi taip pat ir aš turiu savo profilį, kurį matome ekrane kairėje pusėje. Visi kavos gėrimai, visos receptūros yra padarytos pagal mane ir išsaugotos ant mano profilio. Taigi, nerkime į DeLonghi pasaulį su pienu. Pakalbėkime apie gėrimus su pienu. Tai
vienas iš tokių ypatumų, kad prie šio aparato į komplektą įeina 2 pieno talpos. Viena yra skirta karštiems gėrimams su pienu, kita yra skirta šaltiems gėrimams su pienu. Abi šios talpyklos turi reguliatorių, su kuriuo galite pasireguliuoti pieno putos standumą. Tai mažiau standi flat white'ui, latei, labiau standi itališkam klasikiniam kapučinui. Gal kai kuriems tai gali pasirodyti sudėtinga, bet nereikia pergyventi. Kavos aparatas pats parekomenduos, kokio standumo putos reikia atitinkamam gėrimui. Tai jei kalbam apie pieną, pakalbam apie pieną. Tai šis kavos aparatas be problemų plaka ne tik tradicinį karvės pieną, bet taip pat ir augalinį. Avižų, sojų, migdolų. Tai tikrai sugeba ne kiekvienas kavos aparatas. Taigi, pasigaminkim kažką įmantresnio. Cold brew latte. Pienas paruoštas, ruošiame stiklinaitę. Įdedame ledukų, tai dedam po kavos aparato piltuvėliais. Bei paleidžiam cold brew latte. Cold brew latte pagaminta, ragaujam. Sveiki sugrįžę į mūsų pokalbio laidą. Šis kavos aparatas dar yra ypatingas tuo, kad turi integruotą Bean Adapt funkciją. Ką ši funkcija duoda? Tai paleidus ją, kavos aparatas prašo ir klausia tam tikrų klausimų apie mūsų naudojimo pupelių rūšį. Į juos atsakom ir kavos aparatas sureguliuoja nustatymus pagal nustatytą kavos rūšį. Šiandien naudojame Capricette kremo pupeles, tai Bean Adapt funkcijoje būtent ir atsakysim į klausimus pagal šią pupelių rūšį. Išbandome Bean Adapt funkciją, tai spaudžiame ją ir įjungiame. Ir kavos aparatas jau užduoda klausimus, tai mes į juos atsakom. Capricette krema yra robustos ir arabikos mišinys. Taip pat yra vidutinio skrudinimo. Ir pasigaminam espresso ir paragaujam. Sveiki sugrįžę prie šio nuostabaus kavos aparato. Tai dar vienas labai svarbus dalykas, kurį reikia paminėti, tai yra priežiūra, nes žinau, kad daugeliui tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Tai šį aparatą yra ypač lengva prižiūrėti, visos valymo procedūros jos yra automatizuotos, bereikia jas paleisti ir įdėti tam tikros valymo priemonės. Taip pat kalbant apie pieno sistemą, ji turi automatinį prasivalymą, užtenka pasukti pieno putos reguliatorių į clean funkciją ir aparatas automatiškai pravalys pieno sistemą. Paprasta. Taigi, kokios išvados apie šį kavos aparatą? Tai man jis tikrai primena asmeninį baristą, kuris visada tobulai padaro kavą, nesumaišo jūsų užsakymo ir visą laiką pakelia nuotaiką. Tai juo naudotis labai paprasta, vienas didelis malonumas. Tai tikrai rekomenduoju išbandyti šį DeLonghi Primadonna Aromatic. Linkėjimai DeLonghi, šis kavos aparatas tikrai yra apie aukščiausio lygio malonumą. Tai jei jums patinka mūsų video, tai spauskit prenumeruoti, spauskit širdelę, rašykit komentarą, o šį kavos aparatą DeLonghi Primadonna Aromatic galite įsigyti nuorodoje po šiuo video. Iki kitų kartų.